Tai laba diena, su jumis aš Denisas ir šiandien žaidžiame Roblox Obby. Bet jis blogėja ir blogėja. Kaip matot, yra 6. Keturiolika Obby. 380. Ir muzikos nereikia. Gerai, ką mes darysim, tai pasimsiu. Šiandien nereikia nieko. Gerai, bandžiau peršokti, nelabai būtų įmanoma. Nu, bendrai. Ir gal nemirsiu. Bandau peršokti per visą sieną. Šiandien nėra easy, čia yra kaip Rocky, Obby, jeigu taip galima pavadinti. Čia, man atrodo, yra 20 stage po kiekvieno. O gal ne. Skirtingai, kaip matau. Šitie pirmi yra... Ne, aš rimtai ant pačio pirmo levelio klystu. Man biškė telefonas yra. Neleis man kartais pašokti. Nieko. Svarbu, kad laimėtume. Aišku, bus kelias serijos. Tai surinkam ant šito video 2 laikus. Jeigu nesurinkam, tai iki tol nebus šito video. Ieškai visada. Ne, aš net nebuvau užlipęs. Nu, ir man neleis tiesiog. Gerai, gal aš biškį ir melavau, kad aš esu ant tiek profas, bet aš galiu pereiti kažkur iki 102. Gerai, neperšok. Šokam. Ne, aš rimtai į kitą galą jau. Kažkas biškį čilina.
Viridian maisto papildai visai šeimai. Gamtos dovana jums.
Mes gyvename informacijos labirinte, kur dažnai sunku rasti tai, kas jums tikrai svarbu. Televizija praneša, kas aktualu. Pateikia patikrintas žinias ir skirtingus požiūrius. Visiems prieinama įvairiose platformose. Televizija suburia mus. Įspūdingos kartų diskusijos, žiūrovų pasitikėjimas, reklamos galimybės. Televizija palaiko demokratiją. Scenos žvaigždžių ir politikų turtai. Nekevičiūtė, Petris butai, sodyba. Už namą jis mokėjo 10 milijonų. Ištaškyti pinigai ar investicijos? Vilas baseinu už 100 000. Turi būtų Klaipėdoj, Nidoj. Uždirbčiau 100 000? Tai faktas. Šiandien 19:30 per LNK. Šypsotis neskauda. Mylėti nedraudžiama. Džiaugtis nesunku. Gyvenimas tai dovana. Dėkokime už ją. Dovanokime gerumo, dėmesio, vilties, dovanas tiems, kurie brangūs. Kiekvieną sekmadienį 13:30 per TV1. Sveiki, čia 8 kambarys. Mano vardas Andrius. Čia tenoras Mironas Sadurskis. Aš esu Monika Nekytė. Mes esam grupės Sezonas. Šiame kanale groja mano muzika. 2TV, 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 2TV. Darom duris. Visam kažką į kalą. Lietuvos krepšinio pasaulį sudrebins iškilmingi apdovanojimai. LKL gala 2024, kuriuose bus pagerbti ir apdovanoti Betsafe LKL krepšinio geriausiai. Įspūdingi muzikiniai pasirodymai. Garsiausi krepšinio pasaulio veidai bei efektingiausi šių metų krepšinio momentai. Jau lapkričio 23 dieną. Tiesiogiai per BTV. Per BTV. Kieti serialai. Kiekvieną dieną. 17 valandą. Miestą greitės. Magaiveris. 18. Ką kalėjime veiks CSI kriminalistai. 19 valandą. Žudikus medžiojantis. Mirtinas ginklas. Darbo dienomis. Visada veiksmas per BTV. Nužudytas kongreso narys. Viską nufilmavęs liudininkas. Ir jis patekęs į neįtikėtinų įvykių sūkurį. Važiuoti prieš žmoną ir tėvos turėjo aistrą lošti valstybės priešas. Rytoj 21:15 per BTV. Jiems dažnai bloga diena ir jie visai netrando emocijų. Kaip suvaldyti tai, kas nevaldoma? Pirkėjų karai. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. 20 valandą per BTV. Ir neras manęs. Čia mūsų namai. Turi laidų? Turiu. Raskim maką. Ryšys atkurtas. Makai girdi? Raelė, kur dingot? Kokia istorija? Tai žuvo nutraukė visą traską, nežinau kodėl, bet ir Tayloras su jais. Mums ant kulnų liko koleksas. Kur meisimas? Su mumis. Nekaltas dėl to sprogimo. Jį pakišo koleksas. Matau jūs. Prie jūsų artėja šiluminiai signalai. Ir jų daug. Iš kurios pusės? Iš visų. Signalo nėra. Matai? Angus ir Magaiverį. Kas tu? Tu žinai, kas mes. Kai kas nori su tavim susitikti. Išvykstam už 5. Kokios tavo pareigos CŽV agentą Barkai? Jis šalintojas. Tad neoficialūs dalykėliai, nužudymai ir panašiai, jūsų operacijos oficialiai net neegzistuoja. Taip, bet Berkas yra geriausias, todėl dirba šitiek
metų. Nuotrauka daryta 2003-aisiais, kai ši moteris buvo pagrindinė bylos fizikė. Kai fotografavau, to nežinojau. Kai tavo būrys pašalino visus dirbusius prie bylos. Tu nužudai visus DXS agentus? Ir ne vieną, nevertai. Maniau, kad ši moteris žuvo sudužus lėktuvui, bet man kilo įtarimų. Nes radau štai ką. Čia jį prieš mėnesį Italijoje. Vieną pažiūrėjai, ar ne? Po galais kur mes? Žmena? Aš maniau, kad gyva ir sveika. Džeimsai, tai bent išraiška. Sąjungos, taip. Pagaliau? Sveikas atvykęs į kodeksą. Tai žinai, žudė visus Fenikso narius? Atsiprašau, DXS. O kaip jį išgyveno? Puikus klausimas, manau, kad įsikišo kodeksas. Ką jie tau pažadėjo? Galią? Pinigus? Ką? Pinigus? Banalu. Manai, leisiu tau čia rodyti panašumą? Bus taip. Arba papasakosiu kongresui apie tavo žudimo būdį, arba bosui, kad švarinimas nebuvo baigtas iki galo. Ko tu nori? Jei ši moteris dingo, tai tu gavai jai naują tapatybę. Padėk man ją rasti. Laisvai baigiam. Iki malonaus, rasit kelią? Ar dešinę? Informacija, kurią pasakiau, yra apie du maišą, su kuriuo tu nesusidorosi. Nenuvertink manęs. Ką? Kur kartelis? Antram aukšte sandėliuke. Nekenčiu šios vietos. Sužinok viską apie šį asmenį. Vėl praradom Marką su jo tėvu, jis mano, kad... Kodeksas, jis teisus. Suraskim ją, rasim ir juos. Kas jums? Titanas, kodekso galva. Gvendolina Hayes, geniali astrofizikė buvusi DXS agentė. Viena pagrindinių 47 bylos kūrėjų. Metas paskirtas Nikodaikas. O tavo pavardė? Hayes. Tavo mamos mergautinė pavardė? Aš Tetulė Gvena. Turiu tetą? Turėjai. Maniau, kad įmirs. Turbūt nepatikau šeimos albumą. Buvau kaip ir trankusi, tautoja agentė, idealistė, kurianti geresnį gyvenimą. Nežinau, ko tu nori, bet palik jį ramybėje. Palik? Čia, tai šeimos verslas. Dalymasis yra rūpestis. Pakišau meistrą, kad grįžtum į jo gyvenimą. Pakišai mane? Greitai. Kodėl? Nes pasaulis dega. Klimatas keičiasi, bet nieks nenori keistis kartu. Kaip rūšis mes regresuojame. Buvome intelektualiai smalsūs, dabar renkamės nebežinojimą. Bėda, nereikia. Šiandien riboja mokslininkus. Visiems vienodais, jeigu miesto vandens atsargos užterštos, bet panaikinkim tos pačios dienos pristatymus ir visi išsitraukia
Papasakoja sūnui apie 47 bylą. Džeimsai. Nepasakoja. Nes apie tai žinantys žmonės žuvo. Tai buvo tavo minčių eksperimentas, ambicingas slaptųjų agentų projektas. Kiti manėme, kad jis yra beprotybė. Palauk, ką? Pasakyk jam. Eik velniop. Matai? Neracionalus išsigandęs įsikabinęs į nežinomybę, kad ir ginklas nukreiptas į galvą. Žino, kad paskutinės minutės, bet nepasiduoda. Tai mes, žmonių rasė. Kosmosu. Puiku, tėti, tu. 47 buvo hipotetinis planas, pradėjęs natūralių nelaimių seriją, kuri sukeltų chaosą ir sunaikintų modernios visuomenės pamatus. Ne, amžius. Tai atnaujinimo mygtukas. Atpratins pasaulį nuo naftos, panaikinti šiltnamio dujų efektą, kurti tikrą ateitį. Energijos vartojimas, populiacijos augimas, maisto trūkumas, pabėgėlių migracija, politinė suirutė. Tu inžinierius. Argi atrodo tau tai normalu? Engis, Agusi. Ar panašiau į griūvančią konstrukciją? Ar manai, kad šis pasaulis gali priimti iššūkius? Viso gero, su jumis aš buvau Džeimsas ir subscribe, like, share.